Čia pavasarinis Vilnius ir nuostabus reperis, beveik Lietuvos Eminemas, Kipišas. Labas, Kipišai, tu toks lygas reperis. Jau kai Kipišas parepuoja, tai visom moterims gerą daros, Kipišai. Kaip tikram reperiui tau, tualetinio popieriaus, kad nusišluostytum purviną burną po to repo. Tai iš kur tokios išmintingos dainos? Iš vidaus. Iš kokio? Iš mūsų. Sakei, kad repuoji labiausiai apie išmintį ir apie protingus žmonės. Tai kokia daina tavo protingiausia? Protingiausia yra ta, kuri parašyta tualete. Kokia? Apie meilę. O kas ten protingo? Kokie žodžiai? Žodžiai protingi. Meilė, šmeilė, saulė, meilė. Meilė, šmeilė, tai gerai. Kipišas sako, kad gerbėjai jį persekiojo ir didmiesčiuose, ir kaimuose. Kokie gerbėjai labiausiai nepatinka tau? Kas įgiruoliai tie? Žinai, tie, kurie prilenda ir prašo ten autografų, ten prašo pabendrauti, babutės. Ar tik nejaučiu žvaigždžių lygos, Kipišo lūpos? Žinok, aš tą lygą sergu, bet aš vartoju vaistus, vartoju. Kokie tai vaistai? Vaistai tai būna įvairūs, įvairiausi tabletkės ir taip toliau. Paskęsiu. Kipišas sakė, sužlugdęs Luką Pačkauską iš grupės Kastaneta. Davė jam ragą, kai išėjo iš grupės. Tai kodėl tu ragų davai tam Lukui? Aš niekam nedaviau ragų ir taip atsitiko. O kam geriau sekasi? Ar tau pasivadinasim Alberto Mačino? Ar tam Lukui Pačkauskui? Žinok, nežinau. Nu kaip, tu palygingi, pasakyk, kad daugiau pinigų uždirba. Gi sakei man prieš kameras, kad tas Lukas žūdas. Lukas važinėja su prabangę tačkę, o aš važinėjau su Taza. Bet piniginiai pinigų pas ką daugiau? Nežinau, pas mane tai lenkiški. Tai prie suskilusios geldos tas mūsų Kipišas palikęs Kastanedą, bet laimingas jis. Svarbu, kad žvaigždė tapo. Važiuojam Lenkiją pirkt benzo figos. Į Baltarusiją geriau. Čia reporteris Kerzas ir reperis, repo tėvas karalius. Kipišas iš Lietuvos.